Sveiki visi, su jumis vėl pasyvių pajamų fanas ir šiandien vėl naujas video. Tai šį kartą apžvelgsiu savo Trading212 portfelį. Tai kas stebit, žinot, tai čia mano vienas iš nepastoviausių portfelių, daugiausiai tenais vyksta visokių pasvapinimų, patreidinimų. Tai šitas portfelis yra daugiausia mano aktyviai naudojamas, kad išgauti maksimalią grąžą. Plus tenais laikau ir income shares investicijas. Tai tikrai manau, kad įdomus portfelis ir manau, kad bus įdomus video, tad žiūrėkit iki galo. Dar kol nepradėjom, visų paprašysiu, kad nepagailėkit, paspausti patinka mygtuką, tai padės mano kanalui augti. Be abejo, nepagailėkit ir užprenumeruoti kanalą. Tai matydamas, kad stebi vis daugiau žmonių, kad turiu daugiau sekėjų, man bus didesnė motyvacija kurti, dalintis viskuo nemokamai. Tai ačiū jums už tai. O dabar nieko nelaukiam, tada einam į portfelį, einam Trading212. Dabar šiuo metu yra toks portfelis, kaip matom, mėnesio visi rezultatai praktiškai per praeitas 2 savaitės nukrito, buvo visai neblogas kilimas prieš tai, tai viskas įvyko dėl mano income shares fondų kritimo, plus aišku, visa rinka gan važiavo žemyn dėl DeepSeek naujienų, dėl Nasdaqo kritimo, tai raudonavo paskutiniu metu. Tai va, bet šiaip palyginus, pasižiūrėjus, prieš 3 mėnesių rezultatą turim visai neblogą. Kaip matom, tikrai kol kas visai neblogai šitam aktyviam portfelį. Dabar, aišku, aš šį norėčiau ateityje truputį stabilesnį palikti, tai galim žiūrėti, kokias dabar turiu pozicijas. Tai pirmiausia, daug pakitimų vėlgi. Pašnekėkim dabar, kas liečia income sharesus gal trumpam. Tai income sharesų, kaip matot, turiu vėl grįžau tik prie Nasdaqo. Matom, turiu lygiai 1000 pozicijų, 1000 vienetų. Tai man šito 1000 kol kas užteks padengti iš gaunamų distribucijų mano visos portfelio investicijas. Tai vidutiniškai turėčiau gauti skaičius mokesčius apie 300 eurų dividendų, kuriuos reinvestuosim atgal į šitą portfelį ir mums toliau nereikės investuoti savo šeimos pinigų į šitą portfelį. Tai kaip matom, turiu visai neblogą kainos išsidurkinimą kol kas šiuo metu. Tai kas buvo, tai kaip viskas įvyko, tai prieš tai, kas nematėt, gal beje pasižiūrėti mano video, turiu sudėjęs į grojaraščius, viskas video aprašyme. Tai užeikit, pasižiūrėkit, manau bus įdomios informacijos, įdomių video. O grįžtant prie dabartinės temos, tai turėjau income sharesų Nasdaqinį fondą ir turėjau Teslos. Tai krentant Teslai, krentant Nasdaqų dėl DeepSeek tų naujienų, tai buvo tikrai turėjau virš 1000 eurų portfelio minusą. Tai ką aš padariau, tai išėjau iš šitų pozicijų, visiškai buvau pardavęs viską ir staigiai už tos pinigus nupirkau Nvidios svertinį fondą. Tai su savo bendruomenė, su savo prenumeratoriais pasidalinau šituo dalyku, ten padiskutavom truputį, buvo kai kas asmeniškai parašė, pasikalbėjom. Tai dėl ko tai padariau, tai buvo priežastis tiesiog greičiau atauginti tuos prarastus pinigus. Tai realiai tą pavyko padaryti. Kaip matom, nebeturiu nei vieno portfelį svertinio ETF, fondo, viską pardaviau ir praktiškai susigrąžinau savo prarastus pinigus. Dabar to pasekoje išėjo, kaip ir minėjau, atpirkti dar pigiau patį Nasdaqinį fondą su geresnė kainos išsidurkinimu, plus prieš tai turėjau 600 su trupučiu akcijų, dabar turiu 1000. Tai va, tai kas liečia dar income sharesus, peržiūrėsim tuos gautus dividendus, tai papasakosiu, kaip juos investavau. Tai dar galim pažiūrėti savo stebėjimo sąrašą. Tai šiuo metu stebiu 3 income shares fondus. Tai vienas be abejo mano Nasdaqinis, kitas Teslos, kaip matom, ir jisai nelabai smarkiai truputį atsigavo, bet nelabai smarkiai tiek, nekyla tikrai tiek šitie produktai, kiek jų sekamos akcijos, tai tą reiktų turėti omeny ir turėti kažkokią tai strategiją, visą laiką galvoja, kad ką daryti, jeigu tarkim, tas mano produktas, tarkim, nesistatys, ar aš turiu kažkokį tai ekstra variantą, ar lygiai grečiai kažkokį tai investuoju tai fondą ar ETF, kuris man kompensuos tą kritimą ir augtų portfelis iš kitų investicijų. Tai va, tai į Teslos aš nebeinvestuoju kol kas, laikau tik stebėjimo sąraše ir dar prisidėjau vieną labai įdomų tai produktą jų, tai man patiko, tai Metos income sharesas, tai jisai tikrai turi įspūdingą augimą, 15% per mėnesį.
Be abejo, pati akcijas kosmiškai auga, bet ir pats fondas neblogai, plus moka 26% metinių iš distribucijų, tai irgi tikrai neblogai, kaip sudėjus plus kapitalo prieaugį, plus tokius dividendus. Tai manau visai įdomus variantas. Tai kol kas nepirkau, įsidėjau savo stebėjimų sąrašą, matysim ateityje. Ar užeisiu šitą poziciją, dabar gal gan brangoka, gal palauksiu po X dividendinų, kai kaina pakris. Be abejo, matysiu, kaip sekasi su mano Nasdaqiniu, nes kol kas tiesiog laikausi šitos pozicijos, kad į pavienės akcijas sekančius fondus šituos kol kas neužeisiu, bet laikysiu viską sudėjęs kol kas į Nasdaqinį savo šitą Income Shares fondo pinigus. Tai va, tai jis turėtų išmokėti, kaip ir minėjau, apie tarp 300–400 eurų mėnesinių dividendų, kas mums leis tuos pinigus patį portfelį papildyti iš tų pinigų ir nereiks dėti savo pinigų daugiau. Tai tikslas būtų pirmiausia 150 eurų atidėjus investuoti į S&P šitą top 20 kompanijų, šitą ETF-ą, jis gan naujas, bet manau tikrai turi gerą perspektyvą ateityje. Tai kaip matom, čia irgi sumažė buvo beveik 5000 eurų vertės. Aš irgi išėmiau iš jo 4000 eurų pinigų ir investavau juos į MicroStrategy akciją. Tai padarydamas išsividurkinau, susimažinau savo MicroStrategy užpirkimo kainą, plus manau MicroStrategy dar tikrai šiais metais bus bull runas Bitcoin ir tikrai augs kartu su Bitcoinu. Ir man šitie pinigai išimti iš šito ETF-o, man greičiau uždirbs pinigus, negu pats šitas ETF-as augtų. Tai be abejo, aš ateityje planuoju paskui parduoti dalį tus MicroStrategy akcijos tarkim, gal prie 400 eurų, kai bus už vienetą, ar prie 500 ir dalį tų pinigų gražinti atgal į šitą fondą ETF-o. Tai tikriausiai suprantat, kodėl tą padariau. Tai tam, kad greičiau būtų pats portfelis augtų, nes ir kaip minėjau, šitas portfelis yra mano aktyvus. Čia stengiuosi kuo maksimaliai jį auginti, išspausti maksimalų rezultatą įmanomą iš jo. Ir be abejo, kaip ir minėjau, į šitą S&P top 20 kompanijų ETF investuosiu 150 eurų į mėnesį. Esu padaręs nustatymuose, kad investuoju po 5 eurus į dieną. Čia matom AutoInvest kasdien po 5 eurus. Viskas automatiškai, svarbu turėti sąskaitų pinigų. Tai nieko nereikia daryti, viskas susinvestuoja, nereikia žiūrėti kainų. Tai tikrai fainai, su laiku išsividurkini ir pastoviai dalyvauja rinkoje. Toliau, kas liečia portfelį, grįžkim, galim pažiūrėti MicroStrategy, kaip sekasi, tai kaip matom tikrai neblogai kainai pagavau nusipirkti, plus kaip matom pelnas yra 200 beveik 400 eurų, bet dėl Forex svarbos, dėl valiutų skirtumo mes turim truputį mažesnę gražą šiuo metu. Be abejo, doleriui silpnėjant, stiprėjant, ta graža vis truputį keičiasi. Bet čia nieko nepadarysi, nes į amerikietiškas akcijas investuojam doleriais, ne eurais. Tai kaip matom, 3 mėnesiai turim tokią kainos šuolį ir metinį turim tokį. Tai aš manau, kad tikrai galim lengvai pasiekti šiais metais dar 400 ir viršyti šitą sumą. Manau, Bitcoinas tikrai dar šitas ciklas jo nesibaigė, bull runas, tai jis tikrai pasieks 130 000 eurų, bent aš taip manau, tai ir MicroStrategy, manau, tuo metu turėtų šauti irgi, netgi manau, kad bus all time high ir MicroStrategy akcijai. Tai va, mes to pasinaudosim, kaip matom, turiu 30 pozicijų. Į šitą kompaniją irgi kiekvieną mėnesį iš gaudų dividendų investuosiu po 50 eurų, padarysiu vienkartinį užpirkimą. Tai sudėjus S&P top 20 ETF 150 eurų, MicroStrategy 50, jau turim 200 eurų ir dar 100 eurų noriu likusi vidutiniškai, nes aš planuoju vidutiniškai gauti 300 eurų atskaičius mokesčių dividendų iš Income Shares'ų, tai dar 100 eurų esu maždaug taip nusistatęs, kad mažiausiai dar lieka Income Shares'am reinvestavimui. O aš manau, kad reikia būtinai reinvestuoti dalį gautų distribucijų, nes jeigu iš šitos fondus mes neinvestuosim visiškai atgal dalies pinigų, mes tikrai neturėsim kainos išsividurkinimo, nes neturėsim pastovių užpirkimų, plus jisai netaip greitai atsistatys mum. Tai mano būtų tokie pamąstymai. Tai va, tai dabar galėsim tada eiti apžiūrėti gautus dividendus už praeitą mėnesį. Beje, dividendai jau yra surinvestuoti, viskas supirkta, tik esu, kaip matom, čia pinigai, kur matom, šitas punktas yra likę 258 eurai. Kodėl dabar šita suma? Tai kadangi dividendai įkrito nesenai,
Tai 150 eurų, kaip sakiau, atidėta yra S&P Top 20 ETF pirkimui kiekvieną dieną po 5 eurus ir likusi pinigai čia yra mano laikomi, tai tie 15% mokesčių pinigai. Kaip ir minėjau kažkuriam video, kad aš juos laikysiu pačiam brokerį ir už juos gausiu palūkanas, o sekančiais metais, kai reiks deklaruoti, juos išimsiu, tai jie man dar bus ant viršaus top uždirbę kažkiek tai pinigų. Tai va, tokia idėja. Tai aš kiekvieną mėnesį gavęs dividendus 15% automatiškai atsiskaičiuoju ir palieku juos šitam brokerį augti, gauti palūkanas kasdienės. Galim tada eiti pasižiūrėti, kokie tai dividendai buvo išmokėti. O aš kaip tik matom uždirbta 16 centų už neinvestuotas lėšas. Tai pinigai truputį, kaip sakant, centas po centų kompaundinasi ir žiūrėk per metus jau susidaro solidžią sumą. Tai va, tai taip ir vyksta tas investavimas žingsnis po žingsnio. Kaip matom, gauti dividendai Nasdaqo 347 eurai ir iš Teslos 310 eurų. Tai nuo jų nėra nuskaičiuoti mokesčiai, todėl sakau, jūs kitais metais turėsit tiek deklaruoti, tiek susimokėti mokesčius patys valstybei. Tai aš, kaip ir minėjau, aš iš tos sumos atimiau 15%, pasiskaičiau, kiek čia bus, pridėjau juos į savo laisvas lėšas, tegul jie kompaundinasi kitiems metams, o likusius pinigus visus reinvestavau. Tai man reinvestuoti gavas šį kartą, nes buvo nemaži dividendai, tai aš juos reinvestavau į MicroStrategy, užpirkau už 50 eurų, palikau 150 top 20 savo ETF-ui ir visus likusius, kiek buvo, nupirkau Income Shares'u. Tai va, tai labai gražus kol kas matos gavas skaičiai, 1000 vienetų, be jokių kablelių, MicroStrategy irgi 30 akcijų, be abejo, ateityje jų akcijų kiekis didės, nes pastoviai bus užpirkimai. Tai va, tai jeigu turit kažkokių klausimų, galite parašyti komentarą, paklausti, gal kas nors neaišku, galite parašyti, pakomentuokite, ar jūs investuojate iš kažkuriuos iš tų produktų, kaip jums sekasi, ar laikėt iki dabar, kol atsistatys, ar buvote išėję iš pozicijų ir bandėt irgi, tarkim, Teslos ETF fondas buvo nemažai nukritęs, bet tuo pačiu ir akcija krito labai žemyn. Tai buvo galima, tarkim, išeiti iš pozicijos ir pasimti svertinį Teslos fondą, ko pasakai būtumėt dabar jau atmušę dvigubai tą kainą, tikriausiai tauginė kritimo. Tai va, tai be abejo, tai yra rizika. Reikia suprasti, kad ir šitie Income Shares yra didelė rizika ir niekada nebūna kažkokių nemokamų uždyka pinigų, dividendų, tai reiktų tą įsivertinti, visą laiką nesudėti visų pinigų į vieną produktą, turėti kitus portfelius ar, tarkim, kitas investicijas, jeigu naudojat vieną brokerį. Tai va, tai mano būtų tokie pamastymai. Ką dar noriu papasakoti, tai esu minėjęs kažkuriam video, kad daugelis tikriausiai gavot e-mailus iš Trading 12, tai kad jie įdeda naujus pakeitimus, tai galim pasižiūrėti, tai tie pakeitimai tiesiog, jie, kaip matom, kortelėje atsiranda išlaidų fondas, tai aš galvojau, kad jie bus atskiras fondas taupimui, atskiras išlaidom su kortelė, bet pasirodo, tie fondai bus tiesiog, galim čia pasižiūrėti, kaip parašyta, kaip matom paaiškinime, bus tiesiog vienas pagrindinis fondas, tai bus vieta, kur laikome pinigus, kuriuos norim investuoti arba taupyti, tai kaip ir dabar mūsų sąskaitoje niekas nesikeičia, o tiesiog atsiras naujas išlaidų fondas, į kurį reikės atskirai pinigus pervesti, kuriuos norim išleisti su kortele, atskirti nuo tų pinigų. Tai tarkim, kaip suprantu, tie pinigai jie nebeuždirbs palūkanų, jeigu persvesim į kortelę. Nes dabar viskas suplakta vienam fonde, iš tų pinigų galima ir investuoti, ir gauti palūkanas, ir pirkti parduotuvėse atsiskaityti. Tai dabar atsiranda atskiras fondas, į kurį parsivesim pinigus, tarkim, iš savo einamosios sąskaitos, Trading 12, ir ten jau tie pinigai bus skirti korteliai, išleisti kasdieniam pirkiniam ir jie nebeuždirbs palūkanų. Tai taip, aš suprantu, kad tai bus. Tai šitie įsigaliojimai, viskas įsigalioja atnaujinimai nuo vasario 28 dienos. Tai pamatysim tiksliai, kaip bus, ar jie uždirbs papildomai palūkanas ar ne. Tai pinigai kortelėje, tai matysim. Tai va, tai tokios naujienos. Gal kas negavote mailo, tai peržvelgiau. Tai va, tai kol kas portfelis dabar atrodo matom paprasčiau, 3 tik pozicijos. Tai kaip matom, grąža tokia. Tai noriu kuo greičiau perlipti 20 000 ribą. Tai be abejo, ateityje bus tikrai pakeitimų. Manau, tikrai dar užeisiu
į kitas pozicijas, kartais gal įsvertinus ETF-us papuolus gerom progom, kartais dar gal kaip sakant, kaip aš mėgstu sakyti, pasvapinsiu tarp savo mėgstamų akcijų stebimų, tai tarp MicroStrategy, tarp Teslos, tarp Nvidios, tarp Google, tai tikrai turiu tam tikrų savo mėgstamų stebimų kompanijų sąrašą, kuriuos pastoviai stebiu ir ieškau galimybių užeiti prie gerų kainų greitesniam tam pelnui vadinamam. Tai va, tai jeigu neturit brokerio ir norite išbandyti, ar tarkim tiesiog naudotis kortelę tą pačią, ar kasdieniam pirkiniam, ar tarkim gauti palūkanas pasidėjus pinigus, tai galite pasinaudoti pakvietimo nuorodą mano video prašyme. Nežinau, ar Trading212 šiuo metu nuoroda galios, nes kartais būna, kad nebegalioja, bet esu palikęs ir nuorodas į kitus savo naudojimus brokerius. Gal kažko susidomėsit, tikrai nieko neperšu, tik pasakau, kad yra tokia galimybė, kaip aš mėgstu sakyti, win-win situacija tiek man, tiek jum. Tai paremsit truputį kanalą, pasinaudoję mano nuorodą, plus gausit patys kažkokių bonusų. Apie income shares daug neįsiplėčiau, nes sekantis video apie income shares išeis mėnesio gale, kai paskelbs naujas distribucijas, tai ten plačiau apkalbėsim šitos fondus. Tai šiam video būtų tiek, likit sveiki ir iki kitų kartų.